Yra rekomenduojama profilaktiškai kraujo tyrimus atlikti bent kartą per pusę metų arba kartą metuose. Jeigu pacientas turi tam tikrų nusiskundimų, vizito pas šeimos gydytoją metu jie bus aptarti ir kartu su šeimos gydytoju nuspręsti, kokius tyrimus jums reikėtų atlikti. Profilaktiškai kraujo tyrimus svarbu atlikti todėl, kad tai padeda užbėgti ligai už akių, nes dažnai tam tikri susirgimai yra nustatomi ankstyvosiose stadijose. Dažnai pacientai dar nejaučia jokių nusiskundimų, tačiau kraujyje pakitimus galima nustatyti labai anksti. Todėl reguliariai, profilaktiškai atlikdami kraujo tyrimus padėsite ilgiau išlaikyti sveikatą, bus laiku paskirtas reikiamas gydymas ir išvengta ligų komplikacijų.